Neringos vasaros sezonas tradiciškai prasideda birželio viduryje. Tuo metu šiame unikalios gamtos kampelyje organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, koncertai ir pramogos, kviečiantis tiek vietinius gyventojus, tiek svečius pasitikti vasarą. O mes, nelaukdami sezono pradžios, norime pasižvalgyti, kaip šiandien atrodo Kuršių nerija, belaukianti poilsiautojų antplūdžio. Ir žinoma, parodyti jums, kaip vieta, kurioje tarsi sustoja laikas, palaipsniui atgyja po žiemos sąstingio ir ruošiasi pasitikti lankytojus. Jau dabar čia prisikelia ne tik žaliuojanti gamta, bet ir žmonės, kurie po truputį užpildo ir nuspalvina kurortą. Ypač kuomet į Klaipėdą atplaukia didžiuliai kruiziniai laivai, kurie atplukdė ne 1,000 turistų, pagyvina ne tik uostamiesčio, bet ir aplinkinių miestelių gatves. Tad šiame mūsų video nėra konkretaus pasakojimo, o ir ne visuomet jis privalo būti. Tiesiog norėjome, jog kartu su mumis pasinertumėte trumpai kontempliacijai, susiliejant su bekraštės gamtos platybėmis. Ir žinoma, kaip visada, naudodamiesi progą, norime jūs paraginti palaikyti šį kanalą savo patiktukais, komentarais ir kanalo prenumerata. Mus tai įkvepia kurti naujus video jums.